Sveiki, su jumis laida Sveikatos receptai, kurioje kaip visada daug naudingos informacijos tiems, kurie rūpinasi savo sveikata. Kadangi kartu su pavasariu atėjo ir alergijų sezonas, šiai temai skirsime šiandien didžiausią dėmesį. Dabar trumpai kviečiu pasižiūrėti, ką esame jums paruošę parodyti šiandien. Alergijų sezonas prasideda. Ką svarbu žinoti? Žmonės, kurie turi sezoninę tą alergiją, jiems yra labai pavojingas tas toks laikotarpis. Greičiausias būdas sužinoti, kam esi alergiškas. Mūsų laboratorijose atliekami alergenų tyrimai. Tai yra iš kraujo mėginio nustatome imunoglobulinų E klasės antikūnus, kurie ir parodo, kokiam konkrečiam alergenui žmogus yra alergiškas. Nepakeičiama pagalba alergiškiams žmonėms namuose ir ne tik. Tas oras, jisai toks skanus, atrodo, norisi dar kvėpuoti ir neužtenka jo. Tai panašus oras darosi įjungus namuose šitą ionizatorių. Svečiuose pas gydytoją Birutę Paškevičienę pasikalbėsime ne tik apie sudėtingą mediko kelią, bet ir širdžiai mielus dalykus. Aš šokau nuo pradinės mokyklos, dalyvavau visose dainų šventėse, šokau spaliukų šokius, pionierių šokius, pramoginių šokius, o paskui tautiniai šokiai ir studijų metais, visi metai prašokti. Studentų dainų šventės visos, nesu praleidus nei vienos dainų šventės Lietuvoje organizuotas. Alergiškų žmonių masiškai daugėja. Medikams nerimą kelia dažnėjančios vaikų alergijos. Kaip atpažinti alergiją ir ką daryti, kad alergijų sezoną išgyventumėm lengviau, sužinosite šiame reportaže. Vis labiau šildanti saulė ir bundanti gamta kviečia mėgautis ilgai lauktų pavasariu. Deja, kai kuriems žmonėms sausas, saulėtas pavasaris ir atgimstanti augmenija pats sunkiausias laikotarpis. Mat šiuo metų laiku paūmėja sezoninė alergija. Žmonės, kurie turi sezoninę tą alergiją, jiems yra labai pavojingas tas toks laikotarpis, nes būna daug labai dulkių atmosferoje, ir smulkių, ir žiedadulkių, ir šiaip po žiemos nešvarumai kyla į orą ir tiesiog per kvėpavimo takus patenka į organizmą ir tada prasideda tos imuninės reakcijos ir tie simptomai pradeda reikštis. Tai yra ir sloga, ir ašarojimas akių, čiaudulys be galo. Gali paūmėti ir astma, arba tie, kurie neturėjo visos astmos, tai atsiranda tie simptomai. Oda beria, atsiranda dilgėlinės įvairios. Tiesiog tokie pagrindiniai tai simptomai pasireiškia. Čia yra tokie pavasarį, tai balandžio, gegužės mėnesio, tai yra kai žydi beržai, alksniai, lazdynai žydi tuo metu panašiai. Toliau prasideda jau gegužės vidurio iki joninių, sakykime, tai tas visokios smilginės žolės, varpiniai augalai. Daugėja, ypač vaikų amžiuje, tai alerginės slogos, astma ir dilgėlinės labai. Paskutiniu metu netgi būna tokios generalizuotos, tai yra išplitusios per visą kūną tos alerginės reakcijos. Ir būna ne tik tai mažiem vaikams susiję su kažkokiais medikamentais, vartojimais ar ten maistu, bet ir paaugliams, suaugusiems žmonėms labai paaštrėja tos alerginės reakcijos. Alerginiai susirgimai, kuo jie yra pavojingi? Kartais mes tikrai neįvertinam tos jų grėsmės, gal tarkim nelabai kreipiam dėmesį į kažkokią varvančią slogą ar ne, ašarojančias akis, bet kuo yra jie pavojingi? Visų pirma, jeigu negydysim, tai gali pavojingi būti ir gyvybei. Jeigu matysim dilgėlinės tos reakcijos, tai jos gali tiesiog užburkti ir kvėpavimo takai ir staiga išsivysto bloga situacija. Tai yra formuojasi lėtinės lygos ir ta alerginė sloga, jinai metai iš metų gali sunkėti, gali peraugti į astmą. Jeigu buvo tik tai bėrimai, kitais metais gali atsirasti ir vadinamai ir astminiai simptomai, ir alerginės slogos simptomai. Blogėja žmogaus imuninė
sistemą. Kas yra alergija? Tai yra nenormalus atsakas į normalius reiškinius mūsų aplinkoje. Tai jau rodo, kad mūsų organizmas yra kažkaip sutrikusi tą imuninę sistemą. Kalbant paprastai, mes galbūt sveiki žmonės net neįvertinam, kaip pasikeičia gyvenimo kokybė, kai turi alergiją, ar ne, kažkam tai. O iš tikrųjų, kas ten pasikeičia? Kaip? Tai yra liga, tai žmogaus ir būklė būna gana sudėtinga, sunki ir priklauso aišku nuo sunkumo ligos, bet tai kai tau pastovi užgulta nosis, kai ašaroja akis, kai skauda galva, tu blogai jautiesi, netgi gali būti nedidelė temperatūra, keli laipsniai, tenais 7 ir 2, ar dar ten, ir šiaip bendra būklė būna. Išeiti lauką negali, nes tiesiog tu turi būti namuose uždarytais langais ir orklaidėm uždarytam, kad tik tai nepatektų tos žiedadulkės. Tavo gyvenimo kokybė suprastė dėl to, kad tu netgi į darbą, į mokyklą negali tuo metu eiti, nes visos žiedadulkės yra aktyviausios rytiniam ir dienos valandom. Jeigu jūs vargina minėti simptomai, gydytoja ragina neatidėlioti vizito pas specialistą. Ypač reikia stebėti vaikus ir labai svarbu nelaukti to ūmaus periodo. Jeigu dėl sezoninių alerginių ligų, tai reikia kreiptis jau šaltuoju metų laiku ir visų pirma nustatyti, kokia ta alergija. Tai būtų ruduo, žiema iki žydėjimo periodo. Nes tada mes jau darom tos tyrimus ir išsiaiškinam, kam yra alergija. Ar tai yra medžių žiedadulkėm, ar tai yra žolių žiedadulkėm, ar tai yra piktžolės, kurios jau rudeniop žydi. Ir jeigu nusistatom, tada mes galim prognozuoti, kada prasidės tos visos reakcijos ir tie visi simptomai. Ir gydymas tada tiesiog pagal tai priklauso. Šiaip tai gydymą reiktų pradėti neprasidėjus dar tam sezonui. Jeigu jau taip numatom, kad kokias 2 savaitės iki žydėjimo, tai praktiškai jau dabar turėtų žmonės, tie, kurie jau žino, kokia yra alergija pas juos, tai jeigu yra pavasario alergija, tai jau turėtų būti pradėję naudoti vaistus. Nes kai atsiranda simptomai, juos nuslopinti yra žymiai sudėtingiau. Ir sunkiau, ir tada būna labai audringos ir sunkios tos reakcijos, ir tada reikia stipresnių ir daugiau vaistų naudoti. Kad alergijų sezoną išgyventi būtų lengviau, pasikonsultuokite su specialistu. Mažosios klinikos vadovė vaikų pulmonologė Loreta Karsokienė pacientus konsultuoja naujoje vietoje – Stoties gatvė 49. Dabar reportažas apie tai, kaip greičiausių ir paprasčiausių būdų sužinoti, kam esate alergiškas. Pasižiūrėkime. Sužinoti, kam esate alergiškas, šiandien pakankamai paprasta. Tereikia nenumoti ranką į neįprastus ar tam tikrų laikotarpių pasikartojančius simptomus ir laiku atlikti reikiamus tyrimus. Tam, kad žmogus būtų ramus dėl savo alergijos ir galėtų ją tinkamai, tiksliai kontroliuoti, tai pirmiausia, jis turėtų žinoti priežastį arba alergijos sukėlėją. Mūsų laboratorijose atliekami alergenų tyrimai, tai yra iš kraujo mėginio nustatome imunoglobulinų E klasės antikūnus, kurie ir parodo, kokiam konkrečiam alergenui žmogus yra alergiškas. Kiekvienas pacientas gali rinktis pagal savo alergijos kilmę arba įkvėpiamuosius alergenus, maisto alergenus ir gali rinktis taip pat mišrią paletę alergenų, kurioje yra tiek maistinių, tiek įkvėpiamųjų alergenų. Visos alergenų paletės yra sudarytos ir atrinktos Lietuvos alergologų, sudarytos iš tų alergenų, kurie labiausiai paplitę Lietuvoje. Gydytojos teigimu, iš kraujo atliekami alergijos tyrimai labai tikslus, greitas, pacientui daug paprastesnis būdas išsiaiškinti alergijos priežastį nei odos dūrio mėginiai. Vienas iš pagrindinių ir kaip ir laikoma auksinių standartų istoriškai tyrimų, tai yra odos dūrio mėginiai, kuomet žmogui dažniausiai ant vidinės dilbio srities yra užlašinama tam tikro alergeno ir įduriama į odą
ir laukiama reakcijos tiesiog. Po tam tikro laiko matuojama ir stebima odoje reakcija ir tokiu būdu nustatoma, ar žmogus yra alergiškas ar ne. Šis metodas tyrimo, nors ir laikomas auksiniu standartu, turi tam tikrų trūkumų, nes jo negalima atlikti tam tikroms amžiaus grupėms pacientams, pavyzdžiui, labai mažiems vaikams arba vyresnio amžiaus pacientams, kuomet yra imuninė sistema susilpnėjusi. Taip pat negalime atlikti šio tyrimo žmonėms, kurie vartoja jau alerginius vaistus, nes alerginė reakcija gali būti silpna arba jos išvis nebepastebėsime. Ir negalime atlikti tos reakcijos pacientams bet kokiose patalpose. Tai yra, šiam tyrimui yra labai griežti reikalavimai ir dažniausiai tai atliekama gydymo įstaigose arba stacionaruose, ligoninėse, kur būtų suteikta pacientui visa pagalba, jeigu jį netyčia ištiktų anafilaksinis šokas. Kitas alergijos ištyrimo metodas tai yra tyrimas iš kraujo, imunoglobulinų E klasės antikūnų ištyrimas. Tai yra būtent ta imunoglobulinų klasė, kuri ir sukelia visas alerginės reakcijas. Tyrimas yra paprastesnis pacientui, dėl to, kad jam yra tiesiog paimamas kraujo mėginys ir imunoglobulinai tyriami tiesiog iš kraujo. Tyrimas labai geras yra tuo, kad galima tirti bet kurio amžiaus vaikus, net ir kūdikiams iš tiesų galima atlikti tą tyrimą. Taip pat žmogus gali vartoti antialerginius vaistus, tai neturės įtakos tyrimui. Ir taip pat aišku, kad nėra tokio pavojaus kaip odos dūrio mėginiams, nėra kažkokių šalutinių reakcijų, kažkokių anafilaksinių šokų ir žmogus gali bet kada ateiti tiesiog ir išsitirti. Balandžio ir gegužės mėnesiais medicina praktika laboratorijose dėl alergijos galite išsitirti gerokai pigiau. Taip pat pagal savo nusiskundimus galite rinktis, kiek ir kokius alergenus norite išsitirti. Alergijos požymių sukeliančių ląstelių ir imunoglobulinų E, kurie taip pat sukelia alergiją, yra visame kūne. Ta prasme, kad tiek virškinamo trakte, tiek kvėpavimo takuose, tiek odoje. Ir dėl to alergijos išraiška, tai yra tie požymiai, kuriuos mato žmogus ir jaučia žmogus, gali būti įvairūs labai. Vieniems tai gali būti odos bėrimas niežtintis, patinimai, paraudimai. Kitiems gali būti kažkoks vidurių pūtimas, viduriavimas ar vidurių užkietėjimas. Tretiems tai yra kosulys, dusulys ir bronchų astma. Žodžiu, viskas labai priklauso nuo individualių paties žmogaus savybių, kokia bus pas jį alergijos išraiška. Alergijos tyrimas iš kraujo yra tikrai labai tikslus ir galima nustatyti net nedidelius imunoglobulino E kiekio pakitimus kraujuje. Kuo daugiau bus imunoglobulino E klasės antikūnų, tuo tikėtina, kad didesnė ir ryškesnė yra alergijos eiga. Alergenų ištyrimas kraujyje gali padėti gydytojui ir alergijos ligos gydymo sekime. Tai yra, skiriant jau gydymą vaistais, gydytojas gali pakartotinai ištirti alergenus kraujyje ir stebėti, kaip jie mažėja arba didėja ir ar gydymas yra sėkmingas. Pastaruoju metu medikai pastebi, kad daugėja žmonių kenčiančių dėl lėtinės alergijos, to net nežinodami. Medicina praktika laboratorijose yra galimybė išsitirti ir dėl lėtinės alergijos. Diagnostika yra šiek tiek sudėtingesnė, dėl to, kad požymiai atsiranda ne ūmiai, ne iš karto po kontakto su alergenu, o gali atsirasti po 3 parų ar netgi po mėnesio ir keleto mėnesių. Tai ta vadinama lėtinė alergija šiuo metu taip pat galima ištirti iš kraujo, tačiau tyriami yra ne imunoglobulinų E klasės antikūnai, o imunoglobulinų G klasės antikūnai. Šiai dienai kol kas yra galimybė išsitirti lėtinį alergiją maisto alergenams. Džiaukimės pavasariu be baimės. Tyrimai medicina praktika laboratorijose atliekami jums patogiu metu. Dabar reklama, po kurios sužinosite, kaip gyvenimo kokybę gali pagerinti alergiški žmonės ir pasisvečiuosime gydytojos Birutės Paškevičienės namuose.
Kiekvienas ieškome įvairiausių būdų, kaip palengvinti alergijų sezoną. Ypač tuomet, kai alergiją sukelia rodos net supanti aplinka. Džiugu, kad yra priemonių, kurios gali padėti pagerinti alergiškų žmonių gyvenimo kokybę bent jau namuose ar darbe. Dviejų vaikų mama Irina tvirtina šiais metais pavasarį pasitinkanti ramiau. Ramiau dėl savo šeimos. Mat dėl alerginių susirgimų kenčiantis šeimos nariai bent jau namuose gali jaustis geriau. Šeimoje yra sergančių alergija. Vyras nuo vaikystės turi astmatinį bronchitą, nuo vaikystės kenčia, dažnai serga bronchitais, plaučių uždegimais. Taip pat ir sūnus paveldėjo šį polinkį į tas ligas. Vaikystėje labai dažnai sirgo. Kai visi laukia pavasario kaip kažkokio tai stebuklo, kai medžiai pradeda žydėti, kai krūmai žydi, o mes visada laukiame su baime, nes kiekvienais metais vyras serga šienligė, turi alergiją, kankina baisus čiaudulys, baisi sloga, darbingumas krenta, jis negali normaliai dirbti, negali išsimiegoti. Todėl mes negalime išeiti su šeima kažkur tai į gamtą, kai visi lekia į gamtą pavasarį. Tiesiog visada su baime laukiame, kas ateis, kaip bus rytoj. Kai tik prasideda žydėjimas, visada tas labai stipriai jaučiasi. Prieš daug metų skaičiau tokį mokslinį straipsnį, kažkoks rusų mokslininkas parašė į laikraštį skaičių straipsnį, kad yra toks oro jonizatorius, kuris labai pagelbėja gerinti oro kokybę namuose. Bet tuomet Lietuvoje jų neradau, nežinojau, kur yra tokie dalykai, kuriuos galima nusipirkti, bet labai susidomėjau. Ir praėjus daug metų pamačiau skelbimą, kad yra tokie dalykai pas mus. Nusprendėme su šeima pabandyti, pasižiūrėti, ar turės tą tokį gerą teigiamą poveikį. Ir kai mes įsigijome šį produktą, oro jonizatorių, pabandėme, tai pamatėme, kad tikrai kokybė gyvenimo žymiai pagerėjo. Aišku, sergant nepakanka vien tik šito daikto, bet jisai labai pagelbėja kasdienį gyvenime, buityje. Oras namuose, kai mes buvom kalnuose prieš kelis metus, tas oras, jisai toks skanus, atrodo, norisi dar kvėpuoti ir kvėpuoti ir kvėpuoti ir neužtenka jo. Tai panašus oras darosi, įjungus namuose šitą jonizatorių, panašus oras, jis toks pat šviežias, skanus, norisi kvėpuoti. Kai įsigijome šitą aparatą, labai domėjausi, kaip jisai veikia, o poveikis jo paprastas. Jisai naikina bakterijas, virusus, naikina alergenus namuose, o kadangi vis tiek turime ir baldų, ir apmušalų, ir užuolaidų, ir iš lauko atskrenda vis tiek dulkelės, kadangi namai nėra hermetiški. Tai labai gerai pagelbė, nes anksčiau negalėjom net lango atidaryti, tuo metu, kai yra žydėjimas, negalėjom net lango atidaryti, atverti, kadangi labai daug priskrisdavo po langais tiesiog žydi daug įvairių krūmų medžių. Tai dabar tą lango atidarimą, išvedinimą tų namų atstoja šitas tiesiog aparatas. Mes jį pajungiam ir galim tiesiog tokiu būdu atšviežinti orą namuose, tiesiog, kad jisai būtų švaresnis, gaivesnis. Gyvename bute, kadangi tas oro jonizatorius yra labai nedidelis, kompaktiškas, labai patogu, jį galima įsijungti kiekvienam kambarį. Kol kas įsigijome tik vieną, bet visada stengiamės prieš naktį, prieš einant miegoti ir vaikų kambarį, ir miegamajam įjungti bent porai valandų, kad tas oras būtų švaresnis, kad miegant galėtum geriau pailsėti, išsimiegoti. Nes, kaip žinome, oro kokybė labai įtakoja mūsų poilsį. Mediciną studijuojanti moteris pabrėžia dar vieną oro jonizatoriaus privalumą. Jis turi nestipriai veikiančią ultravioletinių spindulių funkciją. Kaip žinia, mažas ultravioletinių spindulių kiekis veikia teigiamai, stiprina organizmą, naikina ligas sukeliančias bakterijas. Auginu 2 mokyklinio amžiaus vaikus. Kaip žinia, šiais metais buvo labai daug sergančių būtent gripo. Aparato pagalba mūsų šeima išvengė, mes nesirgome gripu. Vaikai grįždami iš mokyklos, grįždavo namo, aš visada stengiausi įjungti šitą aparatą ir kažkaip padėjo mums. Turintiems įvairių sveikatos problemų ar tiesiog norintiems gyventi sveikiau ir kvėpuoti gaiviu, tyru, tarsi po lietaus oru tiesiog namuose, moteris rekomenduoja išbandyti nebrangų, kompaktišką ir labai patogų naudoti oro jonizatorių.
Ponia Irina tvirtina, kad neseniai vyras įsigijo ir automobilinį oro jonizatorių, kuris gerokai palengvina keliones visai šeimai. Oro jonizatorių galite rinktis pagal savo namų, biuro patalpų dydį. Daugiau informacijos rasite internete burbuliukas.lt. Apie pašaukimą padėti kitiems, apie begalinę ištvermę mediko darbe, apie asmeninius džiaugsmus. Kalbėsimės su gydytoja ginekologe Birute Paškevičiene. Naujos gyvybės pasitikimas, kasdienis darbas rūpinantis moterų sveikata, sudėtingos operacijos ir kartais sunki kova už gyvybę. Gydytojos akušerės ginekologės Birutės Paškevičienės kasdienybė. Tačiau atvertus prisiminimų knygą, viskas galėjo būti ir kitaip. Aukso medalių mokyklą baigusi Birutė galėjo rinktis bet ką. Tiesa, širdis anot moters labiausiai linko prie žurnalistikos, anglų kalbos ir medicinos. Mano tėvelis amžinatelis tada ir sudėliojo, sako, anglų kalbą tu visada privalėsi mokėti, bet kokioje specialybėje. Tai nebūtina ją ir pastudijuoti. Žurnalistiką sovietmečiu tu privalėsi rašyti tai, ką lieps, nepasakysi, ką noriu. Ir sako, ar tu norėtumai taip tokia žurnalistė būti? Nu ir tada pasirinkau mediciną, nes tėtis ligotas buvo ir galvoju, gal tikrai reikia padėti žmonėms. Ir to siekio padėti žmonėms vedama gydytoja Birutė Paškevičienė nelengvu mediko keliu jau eina 32 metus. Dabar tikriausiai nesirinkčiau ginekologijos ir kitiems sakau, kad tikrai labai nemoteriška specialybė. Sunki, atsakinga, labai įtempta, labai daug adrenalino, labai daug sveikatos, labai sunkios naktys, sunkus darbas ir operacijos, ir atsakomybė, ir sprendimų priėmimas čia, šiandien ir dabar. Darbo krūviai yra labai dideli, tikrai labai dideli. Nežinau, mes 5 metai kovojome su Gydytojų sąjunga, Lietuvos Gydytojų sąjunga, darbo komisija sudaryta buvo, kad labai dideli krūviai. Bet mes nepadarėme nieko ir neįveikėme biurokratinio aparato, kad sumažinti tos krūvius. O atsipalaiduoti to laiko ir nelabai lieka, laisvalaikių tikrai nedaug yra. Tai stengiuosi, prie nuo savo namo ir darželį kapstausi labai patinka. Atostogų metu vasarą baidarėmis važiuoju, keletą dienų visada plaukiu su draugų kompanija, su giminėm savo. Beveik kiekvieną vasarą baidarėmis ir žiemą, beveik kiekvieną žiemą jau kurį laiką važiuojame slidinėti. Labai patinka. Rizikingas sportas, turėjusi esu traumą sunkia, bet tas manęs nesustabdė. Tai kol kas dar leidžia sveikata. Prieš tai daug metų mes šokome tautinius šokius ir 2 kart per savaitę treniruotės po 2 valandas. Tai irgi buvo labai geras laiko leidimas ir kolektyvas geras buvo. Mes pravažinėjom visą Europą, daug festivalių folkloro aplankėme. Tai tiesiog buvo toks labai geras įspūdis ir pažinimas žmonių, šalių, pasaulio. Pamatai kitom akim, kai gyveni šeimose, kai gyveni tose šalyse, tiesiog šeimose gyvendavom. Tai tiesiog ir patys, ir jie pamatydavo, kas mes tokie, ir mes pažiūrėdavom, kaip jie čia laikosi. Bet tai kažkaip dabar lygos nelabai leidžia sportuoti, kitokį sportą pasirinkau, kadangi ir stuburas, ir sąnariai, tai šuoliukai, šokimas truputėlį atidėtas yra kitam gyvenimui. Bet šokot, sakėt, ko gero nuo 5 klasės, ar ne? Šokau nuo pradinės mokyklos, dalyvavau visose dainų šventėse, šokau spaliukų šokius, pionierių šokius, pramoginių šokius, o paskui tautiniai šokiai ir studijų metais, visi metai prašokti. Studentų dainų šventės visos, nesu praleidus nė vienos dainų šventės Lietuvoje organizuotos. Meilė muzikai ir šokiui degė visa gydytojos šeima. Tiesa, šiuo metu medikė su vyru atranda vis naujų, nepažintų laisvalaikio praleidimo formų. Visai neseniai ponia Birutė nusprendė pabandyti
pagauti vėją, kartu su vyru pradėjo buriuoti. Nemažai laiko ir energijos pareikalauja ir atsakingos pareigos Lietuvos gydytojų sąjungos Panevėžio filiale. Mano tokia vizija yra, kad gydytojas taptų daugiau visuomeniškas, kad visuomenė jį pamatytų ne tik kaip gydytoją, bet kaip ir visuomenės žmogų. Mes čia tokią akciją pradėjome, puoškime Panevėžį, kai prieš Europos krepšinio čempionatą ilgai nebuvo puošiamas miestas. Važiuoji per Kėdainius, per Anykščius, važiuoji per kitus miestelius. Jie išpuošti, gėlės pasodintos nuo pavasario, gražu žiūrėti. Panevėžy nėra centre, tik viena klomba tik tai. Tai parašiau merui laišką, kreipiausi, kad gal mes irgi norim, tada gal atvažiuosgi šitiek žmonių, mes šitokie murzini, negražus, nespalvingi. Skiria mums plotelį Kranto gatvėje, tokias 4 klombas, tai mes šis tokiu džiugesiu entuziastų kompaniją nusisamdėm saksofonistą gatvės, tokį berniuką, kad pagrotų mum, mes gėlių prisipirkom, pasodinom, palaistėm, šampanu irgi aplaistėm, tai kitą metą man kolegos sako, o mes gėlių nebesodinsime. Tai tiesiog tapo tradicija, gegužės mėnesį tą klombą apsodinti medikų ir iniciatyva papuošti. Dar viena labai graži jūsų iniciatyva, ar ne ta akcija Mano gydytojas? Labai daug spaudoj, televizijoje, tik tai bloga apie gydytojus kalbama. Kas ką nepadarė, nepažiūrėjo, nepastebėjo, kas gal suklydo netyčia, o ką gero padarė niekada, mes per mažai gerų žodžių pasakome, kažkodėl tai nutylime. Artėjant medicinos darbuotojų dienai, kuri yra balandžio 27, aš ir mūsų aktyvas pakvietėm akcijai tokiai miesto gyventojus, rajono gyventojus balsuoti, rinkti Mano gydytojas, kurį aš myliu, kurį gerbiu, kurį vertinu. Lietuvos gydytojų sąjungos Panevėžio filialo pirmininkė Birutė Paškevičienė kviečia miesto ir rajono gyventojus aktyviai dalyvauti akcijoje Mano gydytojas. Drąsiai siūlyti ir padėti išrinkti nuoširdžiausią, geriausią, mylimiausią gydytoją. Dabar kiekvienas turime galimybę padėkoti gydytojui, rinkdami mylimiausią, nuoširdžiausią, geriausią. Savo mylimo gydytojo pavardę siųskite elektroniniu paštu arba praneškite tiesiog paskambinę nurodytų telefonu. O jūsų išrinkti gydytojai bus pasveikinti profesinės dienos proga per medikų dieną. Būkite aktyvus. Šiandien su jumis atsisveikinu. Likite sveiki.